Kur dabar rodau, tai čia visur buvo vanduo. Čia va mūsų krantas. Tai čia po vandeniu taip atrodydavo. Tai įsivaizduok, tai aišku, čia biški dar. Bet nėra, kad klimpsta, nieko, bet pažiūrėk. Čia va tas lieptelis, kur trenkis lipdamas, tai reikia tas priklytas, viską galima pasidaryti gražiai, kol vanduo nuleistas. Čia yra darbo. Bet galiu bent kažką, tai pažiūrėkit, kaip atrodo ta teritorija. Čia vat būdavo vanduo nuo čia prasidėdavo, o dabar va taip. Tai ką mato žmonės, būdavo visą laiką dugnas. Išsivalymą bent vienoje vietoje, kad galima būtų normaliai eiti maudytis, tai turiu ką veikti, žinokit. Šūdas. Va, tai kaip vaizdas. Nu, žiūrėsim, kaip man seksis. Jau pavargau greblioti, tai dabar aprinksiu šiukšlės bent. Aprinkim šiukšlės šiuo metu. Viskas plastikas, viską kas... O, va. Viską reikia daryti, bet tai čia kiek teritorijos, čia tai tikrai aš neišvalysiu. Tai čia be kupro kameros, kaip dabar pažiūrėk, net nesimato, kokoną volioju ežero. Šitas bent jau reikia išmasažuoti tą dugną, kad išdžiūtų tie šūdai. Tada, nes jeigu jie taip prisiploja prie žemės, kad reikia čia paprastą grėblę, čia grinai su šakė. Vos ne kad bulvėm, kur kas. Vos atkeliu aš tą šakę pati. Palauk, kaip čia parodyti. Nu, jinai grinai geležio gabalas. Sunki yra, kaip velnės. Tai vieną ranką telefalai. Kameros GoPro neturi dar. Gaila labai, kad žemė jinai pasikimo. Nes čia dar pasirodo bus taip kelis mėnesius išsausintas tas ežeras, tai reikia išsivalyti visą teritoriją tada, kad dugnas būtų kaip koksai, nežinau. Tai čia va tik tai pradžia. O ten, tai gal nekalbam čia. Negalvokit, kad čia jau viskas. Žiūrėk, kaip prilimpa tie šūdai, pažiūrėk prie šakės, kaip čia parodyti. Matai, žiūrėk, net limpa gali kratyti, ką nors tai turi va grinai su koja. Prispaudęs minėti, arba turi, va taip va, arba su pagaliu. Tai su koja, nes užsidėjau kitus net kėdus. Biškai persirengiau. Tai pamačiau, kad gal... Dumbliai. Nu, ką ir kalbu, pažiūrėk, kaip dumbliokai. Ir jie labai šlykštus ir auga tokie, ir jie ir žuvim kenksmingi, ir ta prasme, ir jie ir dvokia, ir ten, ir dujas leidžia. Nu, žodžiu, gaidiškai dumbliai. Atsikratysim dabar jais, ant maks. Viskas, jau pavargau. O bus ežeras taip 8 mėnesius, tai dar yra laiko, bet pirmą įžangą padariau, va, sugrebliojau. Nu, vienu žodžiu, žinokit, einu gal atsisėsiu biškį.